Čia aš nelabą dieną, jau vakaras, ta prasme, tamsu už lango. Ir tokį, aš buvau įdėjęs skelbimą, ta prasme, ieško gyvenimo draugo, ten, paštikano visokio. Ir matau duotas jūsų komentaruose numeris. Tai norėčiau artimiau susipažinti, susibendrauti, ta prasme, gal kažkas tarp mūsų ir gautųsi, gal porelė kažkokia. O kiek jums metų? Man yra 23 metai. 21 metų, ne? Taip. Iš kur būsit? Oi, žinokit, aš tai netoli Klaipėdos ten gyvenu, Šilutėj, žinot, toks miestelis, kur pastoviai tvindo. Čia gal balandžio 1 pokštas, ar kaip? Būtų balandžio 1 pokštas, pas man tas daiktas nestovėtų, žinokit. A. Šiandien mano, gal ir pokštas, bet šiandien mano dėja. Eikit savo, nu tai vienu žodžiu, žinokit, reikia skubint susimatymą. Aš net turiu dovanėlę tokią. Kokią? Pat žinot kokią. Ta prasme, bantelis ten užrištas bus. Antro dalyko, bantukas. Tik tai jums reikia pasirinkti spalvą. Raudoną, mėlyną, žalią. Nes aš mėgėjęs tokią, kokią melsvą spalvą užrysti. Gražiau atrodo. Mėlyna spalva. Žalia. Žalia, kodėl žalia? Nes žalia spalva patinka. O, gerai, dėl jūsų viską padarysiu. Alio, negirdžiu nieko. Aha, girdžiu. O šito, kas šiaip gyvenime veikia? Na, šiaip dirbu, bet tai... Vienu žodžiu yra čia toks klubas netoli, ten Šilutėj toksai. Nu, bet Rusy, nieks nežino to klubo, taip susirinkame visi, paišdikavom kartais tokį, nu, pavašinėjom. Kaip traukinukai visą višnų. Iš eilės ten, viens, ta prasme, žinai pats. Aha. Tau, ko gero, aiškinti nereikia to dalyko. Taip. Klausyk, tu, kai šnekėjau pas man, jaučiu velykiniai tie, nu, tie patys, žinai, velykiniai. Dirba. Kažkaip jau jaučiu ten veiksmą kažkokį. Nu. O kom pats dirbi, Tomai? Na, šiaip teisėsaugui tokiai srity, žinai, prie papiriukų labiau. Teisėsaugoj? Taip, ten, nu, žinai, ten labai liūdnas darbas, neįdomus, ta prasme, bet... Kodėl liūdnas? Neįdomus, čia kaip vyras labai geras. Nu, žinok, man tai neįdomu. Aš, ta prasme, kaip atsipaldavim, mane, jeigu tau, nu, ta prasme, nemelavus pasakus tiesą, šiandien su žmonos įsipikau, žinai, ir trenkiau durim, karočią, net visas namas suskambėjau, tai radau dabar skelbimus, galvoju, paskambinsiu. Ir sakysiu, kad kai su tavim susitiksiu, aš žmonai būtinai paskambinsiu, sakysiu, imk tau, kurva. Ir tu alsuosi į ragelį, dėjosi. Tinka toks variantas, ne? Ką sakai? Sakau, aš su žmona šiandien susipikau. Ir ta prasme, mes, žinai, ten, nu, kažką ten, kaip vyras ir moterys ten kažką, žinai. Jo. Bet aš paskambinsiu, duosiu ragelį tau ir tu, ta prasme, kai būsi toj būsenai tokioj, ta prasme, kai tau pareisiausi. Ir tu mano žmonai paskambinsi. Ir kas toliau? Nu, toliau man palengvės. Ir aš po to gal labiau, dar stipriau, žinai. Tomai, tu turi gal Facebooką? Nu, žinok, aš negaliu Facebooką turiu, tai aš tik Skype'ą turiu, o Facebookas man ten kažkaip vaikų žaidimas atrodo, žinai. Ir šiaip prie kompo mažai sėdžiu, žinai, ten vaikai rašo pastovi. Tai galvoju, konkretumas man rūpi šiaip. Kažkoks. Aš dabar po kol kas be darbo, bet ieškau čia darbo. Tai aš tave įdarbint galiu, ta prasme, tu gali pabūt karalium, gali būt karalienė, gali būt, nu, kom tu nori, kom įsivaizduoji. Savo laisvas mintis išreikšti tiesiog ir tu, aš tave galiu įdarbint, kom tu nori. Bet faktas tame, kad tu arba karalius, arba karalienė, kažkas iš to, nu, iš to stiliaus, ta prasme. Alio? Aha,
girdžiu tave, Tomai, girdžiu įdėmiai. O tu rankose šiuo metu nelaikai tą dalykų, nes kažkaip iš tavo balso uždusęs kažkoks. Ne, nes dabar, žinai, mano kitur mintis, nes pas mane biškai paskutinį metu labai daug rūpesčių, žinok, yra. O pas man tai nėra, pas man dabar šiuo metu stovi ir ką man daryti, aš nespėjau, žinok. Geras dalykas. Tai, Zuikiai, klausyk, kažkaip norėčiau pas tave užlėkti ir kuo skubiau, žinok, nes man jau, aš su džinsiniu kelniu sėdžiu, žinok, ir jaučiu, kad ten, nu, žinai, geroji nesibaigs tas kelnis, man atrodo, aš Levis pirkau, žinai, man atrodo, nu, už garantiją tai aš sumokėjau 150 litų, bet man atrodo suplyštoj. Ką nusipirkai? Levis džinsus, ta prasme, bet man atrodo, jos tai plyš, žinok. Aha. Tai jau gal laikai rankas keliuose. Kaip sakai, pakartok, negirdžiu. Tu gal laikai rankas keliuose už savo šitą tą pačią. Taip, aš šiuo metu laikau, iš tavo balso jau ten, žinok, man rauna stogą krošė. Tai nori, ta prasme, sakso telefonu? Ne, telefonu mane labai norėtų susitikti, pabendrauti, susipažinti, pajudinėti, žinai pats, padirbti vienu žodžiu. Ir tave įdarbinti galėčiau, ta prasme, būtum labai toksai, nu, darbininkas, karočią. O ko man būtų, ta prasme, kokį tu man darbą pasiūlytum, ką? O aš tau, žinok, pasiūlyčiau tokį darbelį, ta prasme, nu, aš tai jau kartoju, veiksmas vyksta tais laikais, kaip ten karalius ir karalienė, ne? Ta prasme, tu būtum arklys, o aš iš galo, ta prasme, stumiu tave, žinai, ir su batagu kartais, arba iš delno, taip, per galvutę. Jok greičiau, jok. Žinoma, ne, viršūnė. Ne, netinka toks variantas. Ne. O, ta prasme, gal tu aktyvas, tu pasyvės, koks tu ten aparatas? Uni. Uni? Nu tai sakau, aš irgi uni. Galim ten, žinai, visai ten, kaip tu nori. Apsukti, nu, ta prasme, apsisukti visai ten, žinai, kosmose ten visai, kaip skraidyti per patalinę, vieną žodžiu, su paduškam daužytis galim. Galim vonioji, galim tūlikę, virtuviai, karočią. Su pica tave galiu į snukį, ta prasme, trenkti, žinai. Ir, nu, vienu žodžiu, įmanomi visokie variantai, tik, ta prasme, žinai, norėtųsi, kad nieks negirdėtų tarp mūsų, nes, nu, žinai, čia toks dalykas. Ai, blėt. Kas ten pas tau šiška? Telefonas sėda pas tau, kas ten darosi? Ne, pas mane jisai kraunasi. Ai, žiūrėt šiška. Man pasirodo, kad čia įrašinėjai kažką, žinai. Ne, nieko aš neįrašinėjau. Visų pirma, jeigu galėtum dirbčiau kažkur, tai aš dabar būčiau. Tai tu žiūrėk, jeigu karočiai, žinai, aš tave paimsiu, ta prasme, žinai, mėgėjęs ant kėdės atsisėst, o tu ant manęs, ta prasme, atsisėdė, žinai. Ir, ta prasme, užlipi, žinai, ant manęs ant kėdės. Ir tu niekam neskolingas pasiausi. Ta prasme, tu pašokinėjai, tu žiūri, kad tu jau į pliusą eini. Ar taip tau nebus taip? Galėtum savo foto man atsiųsti? Šiaip foto galėčiau atsiųsti, bet tai, ta prasme, aš šiuo metu ne prie kompo, žinai, norėčiau gal privažiuočiau prie tavęs, ta prasme, ir gal kažkas, nu, žinai, man jaučiu spaudimą, nes už mano susipikau, ta prasme, ar norėčiau, ta prasme, pavėžinti kažką, nu, žinai, pats, supranti, pats esi ten vyras tvarkingas, ta prasme. Suprantu. Ir man skubiai reikia, nu, čia minučių klausimas, nes to iš nežinau, gal su ranka pradėsi dirbti, žinai, bet to nereikia man. Kadangi, žinai, čia ieškojau aš. Ką ten užtilai, negirdžiu iš tavęs? Klausyk, gal davai ant šios savaitės kažką mąstom, ketvirtadienį, pavyzdžiui.
Tu supranti, kad šiandien šventės, o šiandien margučių marginimas yra. Tai mes pamarginsim pirmą tavo, po to mano. Alio, negirdžiu aš tavius. Nu, nežinau, kaip čia pasakyti. Šiandien turbūt niekas... O žiūrėk, man tai darbė uždavė tokį klausimą, sako, jeigu aš tau, sako, su teptuku pamarginsiu, aš sakau, taigi man labai kutens, tai sako, tada nemarginsiu. O tau, jeigu su teptuku, aš tarkim, turiu dažų, žinai, aliejinu, taip lengvai, žinai. Ta prasme, aš rankoje laikysiu tavo tą dalyką, žinai, o ten tavo margučiai tai bus su teptuku marginami. Kaip tau toks dalykas patiks, nepatiks? Aš dabar tokį dalyką tau pasakysiu. Visų pirma, yra toks dalykas. Tuoj atvažiuos pas kitą dalyką. O aš pas tau užvažiuosiu, ten pamarginsim, ten aš dizaineris ir huitė, nežinok. Baigęs dailės akademiją, karočią, žinai. Štai tokį paveikslą galiu išpiešti, kokį tu nori. Ta prasme, aš galiu tau ir ant krūtinės kokį nors tokią lengvą tatuiruotę nupiešti, žinai. Su teptuku. O po to nueisim į vonę, nusiplausim, žinai, tą brūdą visą. Negirdžiu, kur tingsi. Šitą, nežinau, ką sakyti, žinau. Pas tau telefonas sėsta, tu nepakrovisi ar ko? Aš kraunu tą telefoną. Nes čia sėsta ir sėsta pas tau pastovi. O žiūrėk, ta prasme, norėjau pasiklausti, o tau patiktų, tarkim, jeigu aš kokį tortuką nusipirkčiau, atvažiuočiau pas tave, tu saldumynus mėgsti ar ne? Ne, nemėgstu. Ne? O jeigu aš, ta prasme, su ranka tau veidą tortų išmazuočiau, ta prasme, po to krūtinę ir po to tą dalyką, žinai, tortų išmazuočiau, tau toks nepatiktų dalykas?